Tai Tomai, sveikinam tapus geriausių metų trenerių. Ką tau pačiam reiškia toks apdovanojimas? Kiekvienas žmogus turi kažkokį tikslą, teisingai. Ir manau, kad tiek žaidėjai, tiek treneriai nori ir stengiasi ir dirba tam, kad taptų geresniais. Ir be abejo, kiekvienas apdovanojimas yra tikrai malonus. Todėl dėkingas tikrai Moksleivių krepšinio lygai, kurį mane išrinko. Aš manau, kad tikrai buvo ir ne vienas, ir ne du treneriai, kurie galėjo tapti, bet man pasisekė ir aš tikrai labai džiaugiuosi to. Būtent šiame balsavime dalyvavo krepšinio mokyklos ir krepšinio mokyklų treneriai. Tai galima sakyti, kad sulaukiai kolegų pripažinimo, ar ne, įvertino tavo darbą? Taip, tikrai labai esu dėkingas jiem, iš tikrųjų sezonas buvo tikrai geras, todėl manau, kad treneriai tai vertino ir aš labai džiaugiuosi. Kokie būtent tavo asmeniškai buvo tie 2013 metai? Na, iš tikrųjų, asmeniškai buvo geri. Buvo vis dėlto tokių ir blogesnių epizodų, aš vis dėlto treniravau NKL komandą, tai vėlgi ten teko truputėlį ir nusivilti. Su Moksleivių krepšinio lyga vėlgi vasario pradžioje mūsų lyderis Edvinas Šeškus gavo traumą, todėl reikėjo truputėlį pergrupuoti savo jėgas ir vis dėlto gerai, kad mums tikrai pasisekė, iš tikrųjų pagavom labai gerą formą. Toliau, baigėsi sezonas, baigėsi praeitas sezonas, vėlgi prasidėjo kitas etapas su 26 metais, vėlgi toksai buvo, tai keletą pergalių iškovojom, keletą pralaimėjimų, nesureikšminam to dalyko, bet vis dėlto aš manau, kad tie metai vis dėlto, kai prasidėjo gerai, taip ir baigėsi gerai. Ar galima sakyti, kad tau šitie metai kažkuo yra išskirtiniai, ar jie, daugmaž panašus kaip ir ankstesni buvo? Nemanau, iš tikrųjų galbūt dėl tai, kad mes laimėjom tą jaunių čempionatą, vis dėlto akademija gal 10 ar 12 metų nebuvo laimėjusi to titulo, todėl gal tik vien tas epizodas, kad mes laimėjom jaunių čempionatą, ne jaunučių, ne vaikų, tai tas iš tikrųjų kažkiek buvo išskirtinis. Tai tapot praėjusį sezoną Moksleivių lygos čempionais, tapai metų geriausių trenerių, tai gal vaikų krepšinė viskas pasiekti, nebėra ką daryti? Sunku pasakyti, iš tikrųjų, aš manau, dar turiu vieną iššūkį šiais metais. Ir po šio sezono vis dėlto reikės galvoti, ką daryti. Dabar kol kas aš esu susikoncentravęs tik tai ties vaikų krepšinį ir kol kas apie vyrų negalvoju. Po šio sezono vėlgi bus matyti. Ar būtų apmaudu, jeigu nepavyktų iškovoti aukščiausią apdovanojimą? Be abejo, iš tikrųjų bus tikrai labai sunku, nes mes pagal tą žaidimą kol kas tikrai nesam favoritai, bet sezonas dar tik tai galbūt įpusėjo ir aš manau, kad darysim viską, kad taptų čempionais. Būtent tai labiausiai vertino Moksleivių krepšinio lygos treneriai. Kurių būtent trenerių tau darbas imponavo 2013 metais? Na, iš tikrųjų, aš visą laiką kaip vaikų trenerio pavyzdį statau savo buvusį trenerį, tai Gintautą Reginą. Tai tikrai tokio dar fanato iš tikrųjų ir tokio pasiruošusio žmogaus, pasiruošusio trenerio kaip Gintautas Regina yra labai sunku surasti. Iš tikrųjų. Tai yra tikrai tiek geras specialistas, tiek užsispyręs žmogus ir iš tikrųjų man tai jisai labai imponuoja kaip treneris. Ar galime sakyti, kad gal jis yra vos ne idealas kaip treneris? Sunku pasakyti, ar idealas iš tikrųjų, gal tokio idealo ir galbūt galima ir paieškoti, aišku, ir kitose, reiškia galbūt ar vyrų krepšinė, bet šiaip visumoj kaip vaikų krepšinė, aš manau, kad tai yra tikrai vienas iš, ne vienas, bet mano nuomonimu, kad galbūt geriausias kol kas yra vaikų treneris. Taip, tai aš tikrai semiuosi daug iš jo patirties ir manau, kad tiek kaip žaidėjas buvau, tiek kaip treneris dabar mes irgi pasikalbam iš tikrųjų apie krepšinį be abejo, ir apie krepšinį ir apie kitas temas. Tai aš manau, kad tikrai jisai yra, vienas iš tų žmonių, kur aš labiausiai kreipiu dėmesį. Tomai, būtent tapai tuo metų treneriu. Tai visgi koks tas turi būti metų treneris? Tu žadėjai daugiau draugas, esi daugiau diktatorius, kas? Iš tikrųjų, manau, kad visus tuos dalykus reikia suderinti. Tvarka tiek aikštelėje, tiek už aikštelės turi būti geležinė pas mane. Taip, ir aš niekada aš esu draugas už aikštelės ribų. Taip, aš tikrai galiu su visais gerai, reiškia, sutarti. Manau, kad netgi nėra tokio dalyko, kad aš esu treneris ir aš kažkur pranešesnis. Taip, už aikštelės ribų mes tampame, aišku, ne kolegos, bet mes tampame tikrai geri draugais. Aikštelė yra visai kas kitka, mes laikom atstumą ir ta tvarka turi būti. Ar diktatorius aš esu, nežinau, aš manau, kad ne. Būtent kas jums aikštelė imponuoja? Viskas turi būti pagal jūs, viskas turi būti sustatyta į rėmus, ar leidžia žaidėjam ir improvizuoti? Žinot, vėlgi, praeitais metais aš tikrai leisdavau daug improvizuoti, išskyrus gynybą. Gynyboje pas mane yra aiškios taisyklės.
kaip žaidėjas turi gintis, kur turi būti pagalba, kokia yra koncepcija ir taip toliau. Puolime aš tikrai leisdavau praeitais metais daug improvizuoti, nes aš turėjau galbūt žaidėjus, kurie galėdavo kurti. Šiais metais yra truputėlį kitokia situacija, tai yra žaidėjai irgi geri individualiai, bet vėlgi kažkiek trūksta galbūt truputėlį tokių pagrindų, galbūt trūksta galvojimo krepšinio aikštelėje, todėl šiais metais aš jau manau, kad juos reikia truputėlį daugiau statyti rėmus, kad pasiekti geriausią rezultatą. Todėl aiški kryptis, aš manau, turi vis tiek būti priderinta prie tų žaidėjų, kuriuos tu turi. Ar turi tokių kaip treneris, kaip svajonių, tikslų, vilčių, ką norėtumėt per artimiausius kelis metus pasiekti? Na, iš tikrųjų, dabar mano tikslas, taip yra vienas, reiškia, su 96 metais tapti čempionais, be abejo, aš ir turiu dar jaunesnius, tai yra 2002 metus, kuriuos aš auginu. Po šio sezono aš manau, kad vėlgi reikės pasižiūrėti, reiškia, kokios yra galimybės eiti vyrų krepšinį, nes šitaip nėra iš tikrųjų labai paprasta, vis dėlto reikia pereiti ir manau, kad ir nacionalinė krepšinio lyga, taip reikia pabūti kažkur asistentų, kažkokio trenerio, taip. Tai po šio sezono be abejo mes žiūrėsim kažką tai galvosim ir taip toliau, arba ar aš lauksiu pasiūlymą, ar nesulauksiu pasiūlymą, vėlgi tai čia bus. Aš manau, kad reikia sulaukti balandžio mėnesio. Kol kas tikslai apie ateitį labai negalvoju, iš tikrųjų dabar aš esu koncentravęs yra vien tik tai apie šį sezoną. 2 metus iš eilės šį titulą laimėjęs Arūnas Visockas sakė, kad jis visiškai nenori eiti į suaugusiųjų krepšinį. Pas tave to nėra, ar ne? Ne, aš tikrai praeitais metais dirbau su vyrais ir tai yra taip pat įdomus labai darbas ir vis dėlto, aš savęs visą gyvenimą vaikų krepšinį neįsivaizduoju. Visgi ką galima būtų palinkėti 2014 metais tiem jauniesiam krepšininkam? Na, be abejo, pagrindinis dalykas turbūt tai yra nepasiduoti, dirbti kiek galima geriau. Iš tikrųjų dabar mes visi ir treneriai kažkiek esame truputėlį nusivylę galbūt kai kuriais žaidėjo charakterio savybėmis. Todėl palinkėčiau turėti labai daug užsispyrimo. Kada nepasiduoti, jeigu tau nesiseka, taip visą laiką siekti pergalių. Ir aš manau, kad pirmiausiai, ko siekti, taip, tai yra kiekvienas turi pats asmeniškai, ko siekti. Aš šiaip palinkėčiau tikrai gerų prasmingų metų.